Labą dieną, brangus lietuviai, pagonis, krikščionis. Tokį labai trumpą filmuką padarysiu. Važiuoju per Daniją jau koks 100 kilometrų ir stebiu, kaip atrodo Danijos automagistralės pakraščiai. Visiškai apžėlė ir nenušienauti. O žinot kodėl? Ogi todėl, kad Danijos valdžia nevagia pinigų. Ir visi prijaučiantis valdžiai. Pas mus Lietuvoje yra reikalaujama išlaikyti natūralias pievas. O čia pakraščiai yra nešienaujami, čia gali gyventi ir vabaliukai, ir paukščiukai, ir jokių problemų nesimato. O pas mus reikia nušienauti būtinai, kad gražiai atrodytų. O kam užkliūna to žolė pakelės? Vairavimui trukdo ar dar kažkam tai. Tai va tokie va reikalai. Beje, tuos pinigus, kur Lietuvoje be reikalo tas žolės šienauja ir tvarko aplinką, galėtų panaudoti žiemai kelių barstymui ir sniego valymui.